Buityje naudojame plastikų rūšis žymimas taip, nuo vieneto iki 7. Visas plastikas gaminamas iš naftos, sudėtingų technologijų dėka, pridedant visokiausių tik chemikams suprantamų pavadinimų priedų. Maišelis, televizoriaus pultas, vaiko barškutis, jūsų švarkas ir dar tas ir anas ir šitas daiktas. Tai plastikas, kuris netinkamai gaminamas ar naudojamas gali tapti grėsmingų nuodų. Atidžiau mes domėjomės plastikų rūšimi žymima vienetu. Tai polietilen tereftalatas, paprastam vartotojui žinomas kaip PET. Šis plastikas tai kasdien naudojama PET rūšies pakuotė, daugiausia plastikiniai gėrimų buteliai. Štai jau gamybos procesas. Visko pradžioje reikia specifinio naftos produkto arba perdirbto plastiko granulių. Iš jų neseniai buvusių tais pačiais PET buteliais pridedant pirminės žaliavos išpučiami nauji PET ruošiniai. Spalva priklauso nuo papildomų cheminių priedų ir nuo ruošinio gamyboje naudojamo perdirbto plastiko kiekio. Toks plastikas griežtai tikrinamas, kad atitiktų kokybės sertifikatus ir saugumo reikalavimus. Ir ne visas tinka maisto pramonei. Buteliams negalima. Jinai netinkama yra kontaktui su maisto produktais. Kodėl? Todėl, kad jinai nėra pakankamai gerai išvalyta. Antras dalykas, šita medžiaga, nors yra šiaip jau beveik grynas PETas, bet neturi pakankamai gerų fiziko-cheminių savybių, kurios būtinos, kad pagaminti kokybišką butelį. Butelis bus neatsvarus. Į šitą butelį supylus gazuotą gėrimą, kuris turi vidinį slėgį, žinot, sukuria butelį vidinį slėgį, yra rizika, kad butelis truks ir išsilies kažkur tai. Tai yra svarbus labai dalykas. O dėl išskiriamų kažkokių ten tų junginių į gėrimą jis... Taip pat, kadangi šitas nėra skirtas kontaktui su maisto produktais, tai yra rizika, kad jis išskirs kažkokius tai, reiškia, į gėrimą, kažkokias tai kitas medžiagas, nes niekasgi negarantuoja, kad surinktas butelis iš kažkur tai iš šiukšlių konteinerio, kad jame kažkas nebuvo įpylęs žibalo, ar kokio nors acetono, ar dar ko nors, kas tikrai nepageidautina buvo. Ar žinote, kad toks butelis numestas į žolę pergyvens jūsų proanūkius ir suirs tik po 500 metų? Kiekvieną sekundę į aplinką patenka apie 1500 PET butelių. Jie yra ir sparčiai naikina Žemės ekosistemą, drauge su kitu išmestu plastiku, virsdami plasmasės kalnynais ir salomis. Tokia 3 milijonų tonų plastiko atliekų sala plūduriuoja tarp Havajų ir Kalifornijos. Juk vien tik amerikiečiai kasmet sunaudoja 22 milijardus PET butelių, o perdirbamas tik 10% žmonijos sunaudoto plastiko. Štai dabar ir grįžtame į Lietuvą, kur šią karštą vasarą paežerės dar sparčiau buvo teršiamos PET buteliais. Jei esate statistinis lietuvis, tuščias jūsų butelis kartu su kitomis nerūšiuotomis šiukšlėmis patenka į bendruosius regioninius sąvartynus. Vaizdai visur kaip šie filmuoti Kazokiškių sąvartyne. Beje, čia dar stengiamasi atrūšiuoti popierių, stiklą, žinoma ir PET. Deja, tyrimai rodo, kad šiame sektoriuje vertingos antrinės žaliavos beveik nesurenkamos. Iš komunalinių atliekų srauto pakuočių atliekos iš esmės beveik nesurenkamos, kalbėkime apie 10%, tik tai. Tai ir demonstruoja, kad kažkas yra negerai. Kas vyksta su tais 90%? Tai iš esmės mes turim pagrindinį, kol kas vienintelį tašką atliekų tvarkymo, tai yra sąvartynas. Jei esate greta sostinės ar Kauno, PET tarą galite nešti į supirkimo taškus, tokius kaip šis. Vilniuje jų 16, Kaune 10. Netrukus atsiras supirktuvė mikroautobusas, rinksiantis antrinės žaliavas Vilniaus rajone. Tokį populiarų vakarų Europoje plastiko taro supirkimo būdą prieš 3 metus pasiūlę verslininkai moka už PET vienetą 3 centus. Per mėnesį vienas toks taškas surenka apie 50 tonų PET atliekų. Taip ne tik mažėja šiukšlynai paupiuose, bet ir pasipildo tuštoka lietuvių kišenė. Iš kur tie gavo tų plastikinių butelių? Visur voliojasi. Vasarą. Ir kiek laiko rinkot, pavyzdžiui, visą šitą šios dienos darbas? Čia pas mane kokių 2 valandų darbas. Jeigu netinkiu 40 litrų galiu uždėti. Todėl, kad ekologiška, rūšiuoju ir viskas tarą. Tiesiog surinkom va su sūnum,
Čia pagal sąžinę gal žmonės renkas, vieni išmeta į bendrą konteinerį, kitur rūšiuoja. Ir atvažiuoja žmonės iš tikrųjų pasiturintis labai prabangiom mašinom, netgi Seimo nariai ateina, priduoda visas susikaupusias pakuotės atliekas. Tai yra natūralu ir aš manau, kad tų lygių tai bus visiems suprantamas ir negėda priduoti pakuotę, kur jį reikia, o, kaip sakyt, natūralus dalykas. Kai PET tarą metate į specialų antrinių žaliavų konteinerį, ji keliauja į tokias rūšiavimo vietas, kaip ši perdirbimo rūšiavimo stotis Gariūnuose. Štai taip atrodo nerūšiuota krūva plastiko atliekų. Tai apie 70 tonų kas mėnesį sukaupiamų vien Vilniuje. Per metus susidaro apie 800,5 tonos. Grėsmingas ir skaičius, ir vaizdas. Viskas, ką matome, čia išrūšiuojama rankomis pagal plastiko rūšį, spalvą, supresuojama ir keliauja Lietuvos bei užsienio perdirbėjams. Kiek procentų iš jų yra perdirbama, surinkto PET plastiko? Perdirbama kažkur tai iki 40% viso labo antrinės žaliavos, kadangi galim pasižiūrėti pagal pašalintą plastiko turinį arba morfologiją, reiškia, yra labai daug visgi šalinama šiai dienai šiukšlių ir netinkamų atliekų perdirbimų. Įvairių žaislų, įvairių, reiškia, plastiko gaminių, kur yra kombinuoti su kitomis medžiagomis, kurios, reiškia, vėlgi turi būti papildomai apdorojamos ir kas sukelia kainą ir padaro, reiškia, tą žaliavą nebe patrauklę perdirbimui, antrinę perdirbimui. Jeigu, tarkim, kiekvieną atlieką tvarkyti taip, kaip jai priklauso, reiškia, tai mūsų gyventojai turėtų mokėti, ne 5 litus, kaip sakyti, žmogui, reiškia, bet turėtų mokėti, kokius 105 litus. Tada galime visas atliekas tvarkyti idealiai. Paskutinė stotelė moderniausia Baltijos šalyse PET perdirbimo gamykla Lentvaryje. Čia PET plaunamas, dar kartą rūšiuojamas, atskiriamos etiketės. Galutinis rezultatas čia vadinamas plastiko dribsniais ir atrodo štai taip. Etiketes, kurios yra iš sluoksniuoto plastiko, galingi aparatai taip pat paverčia smulkiomis drožlėmis. Iš jų pagamins naujas. Čia išgirstame ir gerą žinią. Iki šiol PET butelių kamšteliai, gaminami iš kitokios, pas mus neperdirbamos plastiko rūšies, keliaudavo į šiukšlynus. Kasmet apie 5 tonas vien iš šitos gamyklos. Nuo šiol bus švariau. Štai pirmoji tona vos prieš kelias dienas perdirbtų vadinamųjų plastikinių kamštelių dribsnių. Jie yra švarūs. Jokio nieko daugiau nėra peto, yra grinai būtent ta plasmasė. Tai yra kita visiškai plasmasės rūšis, tai yra polipropilėnas. Ir iš jo bus daroma kas? Iš jo gali būti buteliai daromi. Tie patys jau nebe limonado buteliai, sakykime, alaus, o tie kečupo, majonezo ir taip toliau. Nesurinktos, nesupirktos, neperdirbamos, užterštos plasmasės atliekos patenka į aplinką. Saulės šilumoje išskiria nuodingus junginius, kurie skverbiasi į gruntinius vandenis. Lėtai ir tyliai nuodydami viską ir jūs, ir mane, ir mūsų vaikus. Mokslininkai ir medikai vis garsiau kalba apie tai, kad maisto ir gėrimų pakavimo pramonėje naudojamas plastikas, reaguodamas su riebalais, karštų maistų gali išskirti vėžį sukeliančius ftalatus, hormonų sistemą ir imunitetą naikinančius dioksinus, smegenis, nervus bei kraują žalojantį stireną bei kitokius nuodus. Juk girdėjome Amerikos mokslininkų išvadas, kad šiltame piene, kurį iš plastiko polikarbonato pagamintų butelių geria kūdikiai, rasta bisfenolio A. Jis sukelia krūties, prostatos vėžį, genetinius pakitimus, žaloja hormonų sistemą. Tiesa, Europos maisto saugos tarnyba kol kas nepaskelbė galutinių išvadų apie šio cheminio junginio išsiskyrimą į maistą. Bet štai PET gamintojo nuomonė apie bisfenolį esantį plastiko naudojamo tokiai vandens tarai. Prie 60-70 laipsnių maždaug iš to plastiko pradeda migruoti tokia medžiaga, kuri vadinasi bisfenolis. Jis neišvengiamai yra tam plastike, jo pašalinti neįmanoma, bet aš pats geriu tą vandenį, aš to nebijau. Bet kai eina kalba apie sriubą ar šiltą pieną vaikui, jokių būdų aš savo vaikui nepilčiau. Apie dažniausiai vartojamą PET tarą taip pat pasigirsta įvairių nuomonių, bet mūsų kalbinti specialistai Lietuvoje vienu balsu tvirtina, kad tokia tara yra saugi, jei nepažeidžiame saugaus vartojimo reikalavimų. Skaičiai, reiškia, visai nesenai straipsnį, atrodo, reiškia, toksai egzotiškas metalas kaip stibis. Bet, reiškia, tam straipsnį buvo parašyta, kad jisai skiriasi. Ir jisai skiriasi būtent iš peto buteliukų. Skiriasi jisai kodėl? Kadangi, reiškia, šiaip galima supilti, reiškia, 25, galima 35 sutilpti, nieko tokio. Bet kai vasara karšta, reiškia, žmogus nusiperka mineralinį.
ir jis jį, tarkim, palieka mašiną visai dienai. Mašina stovi ant saulės. Ten gali užkilti 60, 70. Tiesiog, gali gautis, reiškia, tokios aplinkybės, kai tos sąlygos, kaip ir savaime pasižeidžia. Na, aš negaliu sakyti, kad tai, apie ką mes kalbam, tai nėra nesąmonės, tai nėra iš kažkur. Tai dirba tam atskiri mokslininkai, atskiri moksliniai institutai ir jų nekreipti dėmesio jų išvadas negali. Tačiau dabar, šiuo momentu, kol neturim kitokios nuomonės, mes vadovavomės tuo, kas yra reglamentuota. Taigi išvados paprastos. Žiūrėkime, ką ir iš ko geriame ir tvarkingai rūšiuokime plastiką. O pabaigai kelios akimirkos internetinių vaizdų iš Japonijos. Pažvelkite, kaip šio žmogaus sukurtos technologijos per kelias minutės 1 kilogramą plastiko paverčia kilogramu naftos produkto. Šį skystį vėl galima naudoti kaip įprastą kurą. Jis degdamas išskiria žymiai mažiau anglies dvideginio. Štai tokie stebuklingi išradimai įkvepia viltį, kad mūsų Žemė galbūt neuždus po plastiko kaukę. Ekovizija draugė su Ekoservis pradeda iniciatyvą Rūšiuoti paprasta. Akcijos metu plastiką rūšiuos 10 šeimų. Visas per savaitę surinktas plastikas bus kraunamas čia, Ekovizijos studijoje. Akcijos tikslas parodyti rūšiuoti yra labai paprasta. Iki susitikimo kitą trečiadienį. Kitoje laidoje matysite. 2 kg svogūnų ir 2 morkų. Ir bulvienė arba gėlių yra. Iš tiesų tai jaučiu, kad kažkoks ypatingas momentas, labai ypatingas momentas. Čia reikia pajusti, būti pirmą kartą toks jaudinantis ir atsakingas ir tiesiog stebėti kažkoks stebuklas.